Sveiki, su jumis tiem, kas tiki. Šiandien norėčiau pažiūrėti, kodėl blogai sekasi ir kas blogai sekasi. Atsirinkite savo būrimą. Taip. Kodėl blogai sekasi? Man rodo, kad bendradarbiavimo srityje įėmėte, stengiatės išlaikyti aukštas pozicijas, nors buvote nežinantys tiek, kiek reikia. Nebuvote tikri savo pasirinkimuose. Todėl jūs atvedė į blogas situacijas, kuriuose reikia išminties. Ir profesionalumo. Kodėl blogai sekasi? Kažkas yra pakabinta situacijoje, kur turėtų būti judėjimas, bet negali pajudėti. Dėl to, kad praeityje kažką pasirenka ne taip. Kažkas yra siūloma. Bandoma nurodyti, kurią pusę eiti. Bet nėra supratimo ir yra atsisakoma to, kas bandoma suteikti. Kaskart yra ta pati situacija, greitis ir sudaužyta širdis. Kodėl nesiseka? Galbūt jūs pernelyg įsikibę į praeitį. Stengiatės materialumu užgožti kažkokius tai santykius. Gali būti, kad gražių tarpsnių savo gyvenime nepastebite. Žiūrite į tai, kas yra tik tai jums stabilu, bet kitiems atsukate nugarą. Norite greitų pokyčių, kurie baigėsi kažkokiu tai nusivylimu tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Yra didelės kovos. Ir po to norisi išvykti, kažkur pasislėpti, nes viskas yra matoma akivaizdžiai. Kovojate su savimi, nes esate tik tai labai kažkokia tokia eina silpna energetika, nes kažkas tarsi prilaiko jūs. Prilaiko, kad jūs stengtumėtės kažkaip pakeisti visą situaciją. Kas jūs prilaiko? Jūs prilaiko galbūt kažkokie įsitikinimai prasti, kurių neturėtų būti. Ir esate tarsi suvaržytas, nors yra galimybė ir turėti ir šeimą. Ir atrodo viskas pilnatvė turėtų būti jau, bet jūsų tas užsidegimas veda jūs prie
skurdo, prie tokios kaip empatijos žmonėms, pastovus nusivylimas, nors yra kažkokia viltis šeimai. Ir kažkas tai žino. Kažkas žino, kad iš to, ką turi, gali kažkaip padaryti visai kitaip. Po kažkokios griūties jums tarsi sako, sugriauk viską iki pamatų, kad neliktų jokių nuoskaudų. Bendraukite nuoširdžiai ir paprastai rasite savo bendraminčius, daug ilsėkitės ir atraskite vidinę ramybę. Sukaupkite savo jėgas, pasitelkite ištvermę. Praeity palikite nuoskaudas ir ženkite į savo gyvenimą su pergale. Nauja pradžia yra garantuota, jeigu tik priimsite jausmus, nesivaikysite neaiškių kelių. Prireiks labai daug ryžto ir drąsos, kad jūs patikėtumėt, kad jūs tai galit. Nes dabar tai stovite tiesiog kaip priimat kvailus sprendimus, dėl kvailų dalykų kažkokių pykstat. Turit sąžiningiau elgtis su kažkokia tai moterim. Visos tos baimės dėl to, kad kažką turit, kažkam kažką turit atiduoti. Dėl draugystės. Įdėti darbą į draugystę turit, kad ta moteris, kad turėtumėt ką pasiūlyti. Nes jūsų sėkmė priklauso nuo tos moters. Tai jūsų yra žmogus. Nežinau, kam šitą žinutę. Turite ištraukti visą negatyvą iš savęs. Kažkas jums tai sakė. Kas yra ant jūsų nepatenkintas, piktas. Jūs susiėmėt visus pasakymus ir kaip naštą savo užsikrovėt. Bet tai nėra našta, tai jums yra išbandymas, kad jūs turėtumėt visą gausą. Nenusiminkite, yra tiek, kiek yra. Šiuo metu galite pasikliauti vienišu kažkokiu žmogumi, kuris sakys tiesiai šviesiai. Jisai nevedžios ten per aplinkui, jisai sakys tiesiai šviesiai. Jeigu myli, eik ir daryk, nes kuo ilgiau svarstysi, tuo ir tau bus sunkiau. Tuo labiau tu liksi nusivylę šitą situaciją. O jausmai tai yra. Yra jausmai šitai moteriai, va. Su jumis tiem, kas tiki, nežinau, kam šitą žinutę. Ačiū, kad žiūrėjot.